Taip, sveiki. Na ką, pirmas mano laivas iš tikro yra šiais metais, tai jau yra 2026 ir pirmą kartą aš su jumis sveikinuosi būtent tokiu tiesioginiu būdu ir tema labai aktuali būtent metų pradžioje, tai yra 10 mikro įpročių šiems 2026 metams. Šiuos įpročius aš pati išgirdau irgi iš savo mentorių, tad galvoju, kodėlgi jais nepasidalinus su jumis. Visų pirmiausia, kodėl mikro įpročių, nes tikriausiai ne vienas esate pastebėjęs ir girdėjęs tokių įvykių, kaip sausio mėnesis tampa kažkokiu pažadų mėnesiu. Visi nuo naujų metų, nuo sausio mėnesio ima sportuoti, ima sveikai maitintis, keičia įpročius visus didžiausius ir vienu metu. Ir kas dažniausiai atsitinka, kad taip jie ir nieko nepadaro su tais įpročiais, galiausiai meta, nusivilia ir laukia dar vieno pirmadienio pradėti kažką naujo arba dar vienų naujųjų metų. Tačiau aš pasidalinsiu 10 tokių mikro įpročių, kuriuos ugdyti tikrai nėra sudėtinga, nes jie yra labai mažyčiai, ne veltui mikro, bet kaip žinia, viskas ir susideda iš tų mažyčių pasirinkimų, iš tų mažyčių žingsnių mūsų gyvenime. Kaip man jie surezonavo, tai tikiuosi, kad surezonuos ir tau. Ir bent vieną iš šių 10 mikro įpročių pradėsi ir tu ugdyti. Taigi, pirmas iš jų būtų perskaityk į dieną bent 5 puslapius kažkokios pasirinktos knygos. 5 puslapiai tikrai nėra daug, jie greitai ir lengvai persiskaito, bet pati pagalvok, tai yra per 10 dienų jau bus 50 puslapių, o kiek gaunasi per metus, porą gerų knygų, nes tikrai yra žmonių, kur per metus neperskaito nei vienos knygos, tad šis mikro įprotis tikrai tą ištaisys. Skaityti tikrai rekomenduoju dar ir dėl to, kad skaitimas padeda ir susikoncentruoti, ir plečia mūsų žodyną, ir mažina stresą, ir, praturtina mus įvairiomis žiniomis, netgi nebūtina skaityti kažkokias saviugdos, kažkokias motyvacinės knygas, netgi galima pasirinkti kažkokią grožinę literatūrą, kuri galbūt tau padės atsipalaiduoti ir tai bus nuostabus laikas skirtas tik tais tau. Antras mikro įprotis - suplanuok rytojų iš vakaro. Ypatingai tie, kurie dirba nesamdomam darbe, turi savo verslą, tai žino, kad atsikėlus, jeigu mes neturim jokio plano, kartais įvyksta toks kaip ir chaosas ir nežinom, nuo ko pradėti tą dieną ir ką čia man dabar padaryti, ką čia man nuveikti, kaip čia man viską suspėti. O kai iš vakaro mes susikuriam kažkokią tais planą, atsikėlus mums daug lengviau padaryti darbus, daug lengviau tuo planu pradėti dieną, nes belieka įgyvendinti ir uždėti varnelę mūsų suplanuotiems darbams. Trečias, prieš miegą atlik tempimo ir kvėpavimo pratimus, tai irgi sumažins stresą, sumažins kortizolio lygį organizme ir padės tau greičiau atsipalaiduoti, užmigti, ypatingai ką kankina nemiga, kam sunku užmigti ir jeigu nepadarom tų kvėpavimo ar tai tempimo pratimų, ne taip lengvai atsipalaiduojam prieš miegą ir kartais būna, kad atsikėlę jaučiamės taip, lyg nepamiegoję, lyg mums trūksta to poilsio. Tai, kad taip nebūtų, įsivesk šitą mažą mikro įprotį į savo kasdieninę rutiną. Ketvirta, išgerk stiklinę vandens prieš kažkokį darant darbą. Tai ypatingai galioja tiems, kurie turi problemų, kaip ir aš, su vandens gėrimu. Savaime jo kaip ir nesinori, tai prieš skrolinimą, galbūt net atsisėdus prie interneto, išgerk vandens ryte. Rekomenduoju apskritai atsikėlus išgerti šilto vandens stiklinę prieš visus pusryčius, prieš kavą ar galbūt vandens pasidėti savo darbo vietoje ir taip akis matys ir tu po truputį gurkšnosi. 5 mikro įprotis, kurį rekomenduoju šiems metams, tai būtų
atsirinkti informaciją, kurią mes matome socialinėje medijoje, nes, kaip žinote, ką mes į save pritraukiam, tuo paskui ir spinduliuojam, tai ką mums tas negatyvas, kurio šiais laikais tikrai yra labai daug, jeigu jau mes vengiame žiūrėti žinių, tai tikrai visi mes paskrolinam internete ir ten taipogi pamatom begalę įvairių straipsnių, įvairių video, kurie yra negatyvus ir nesinorim jų įleisti savo gyvenimą, tai vienas iš tokių būdų yra, kad mes galim tą socialinį algoritmą, ką mums rodo ta platforma, šiek tiek valdyti, tai yra kas mums, tarkim, aktualu, kas mums patinka, ar ten pamatom postą, kuris yra pozityvus, su saviugda, ar su psichologija, ar su verslu, mes galim uždėti širdelę, galim pakomentuoti, galim palaikinti, taip algoritmas matys, kad mums toks video turinys labai artimas ir tokių daugiau rodys. Kitus praskrolinam arba net padarom, kad tokių nerodytų. Ir taip mes ištreniruosim savo algoritmą ir save apsaugosim nuo to didelio negatyvo burbulo, kurio visur ir taip yra pilna. 6. mikroįprotis tai yra dėkingumas. Jau ne kartą jums sakiau, kad dėkingumas yra labai galingas ginklas, norint pritraukti gausą į savo gyvenimą. Ir netgi rekomenduojama jau dėkoti už tai, ko mes dar neturime, įsivaizduojant, kad tai jau turime, nes tik dėkodami pritraukiame gausą, būdami dėkingi, negu visą laiką bambėdami, kad viskas blogai, viskas negerai, tai tą negerumą, tą blogumą ir pritrauksim. Vietoj to rekomenduoju jausti dėkingumą, praktikuoti dėkingumą. Vienas iš labai paprastų žingsnių tą atlikti, tai tarkim kiekvieną vakarą atrasti bent 3 dalykus, už ką tą dieną esi dėkingas. 7. pasivaikščiojimas. Tai tikrai ne visi turi laiko ir negali galbūt išeiti valandai pasivaikščioti ar pusvalandį tam skirti, bet bent jau 10 minučių išeik pasivaikščioti po valgio, tai ir greičiau susivirškins ir bus nauda tavo sveikatai. Galų gale apeik aplink savo kiemo kvartalą. Pasivaikščioti taipogi rekomenduoju vienam, pabūti su savo mintimis, skirti laiko savo ir tikrai pastebėsite tą teigiamą tokį rezultatą. 8. mikroįprotis, parašyk kiekvieną dieną vieną sakinį į savo dienoraštį. Tai yra tad, kad mes susikoncentruotume į kažką gero, kas įvyko mūsų dienoje. Ir žinoma, tas sakinys turėtų būti pozityvus. Bet tam nereikia kažkokio didžiulio įvykio, tai gali būti, kad šiandien susitikau su drauge, paskambino sena pažįstama, gerai praleidau laiką su draugu, ar ten pažiūrėjau gerą kiną. Tiesiog, kad mes išmoktume mintis nukreipti ten, kur yra gera, kur yra geras jausmas ir gera emocija, ir tą emociją mes galim išgyventi vėl iš naujo, nes geros emocijos vėlgi pritraukia gėrį. Na, kaip žinote, žmogus yra taip jau sukurtas, kad mes dažniausiai koncentruojamės ne į tai, kas gerai, o į tai, kas blogai. Tad šio mikroįpročio dėka mes galime ugdyti savo koncentraciją į gėrį. 9. Kalbėk draugiškai su savimi net tada, kai niekas negirdi. Kai dažnai mes sakom, pavyzdžiui, kvaiša tą ir tą, višta, taip ir taip. Bet apie save tik gerai, net juokais. Taip vėlgi siūsim visatai, kokie mes norime būti ir save reikia mylėti. Na ir 10. iš mikroįpročių šiems metams, kurį tikrai vėlgi lengva įsiugdyti, tai įkvėp giliai ir pagalvok prieš atsakydamas. Kaip dažnai girdžiu, kai žmonės sako, kad kažką jau padarė, ar atrašė, ar pasakė, tik tada pagalvoja ir nusprendžia, kad, žinai, galėjau patylėti, arba to ir ano neparašyti, arba to ir ano nepasakyti. Taigi, jeigu įkvėpsi prieš tai, pagalvosi, nurimsi, tai tavo atsakymas bus apgalvotas, o ne išreikštas kažkokia negatyvia emocija. Taigi tiek norėjau su jumis pasidalinti, būtent 10 mikroįpročių, kuriuos lengva ugdyti šiems metams. Na, o jeigu tu perklausei, tai pasidalink, kokį vieną iš šių mikroįpročių norėtum tu išsiugdyti per šiuos metus. Iki.